Jo pirmasis tritaškis, Saulius neabejotinas. Daugiausiai tritaškių išmetė Šiaulių komandoje žaidėjas ir vėl kiaura baudos prie Ąžuolo Tubelio. Kamuolys į baudos aikštelę nesujuda. Sargiūnas. Agresyviai iki galo, 2+1 prieš ką tik pasirodžiusi Singletoną. Darius Pakamanis, dar vienas nesusikalbėjimas. Masiulis paliktas prie tritaškio linijos, tai tikrai nėra susitarimas atsitraukti nuo jo. Masiulis pataikyt gali ir gali gynyboje gesint Singletoną metimą. Ir tik vieno taško atsargą jau dabar turinti šiauliečiai. Dar ir kamuolį praranda, Valinską apšvarina Masiulis. Paliukėnas, Ąžuolas Tubelis kontratakoje +1. Įveiktas greičiu, Gytis Masiulis 33. Martynas Paliukėnas iš savo aikštės pusės pataiko šią kiekvienam krepšininkui, kuris gali žaisti su dvigubą energiją, norėdamas įrodyti savo vertę ir pasididinti minučių skaičių. Semionas Flegas, ko nepataikė Rytas, tą sumeta Šiaulių komanda. Iš toli čia dar vienas 2+1. Dar vienas 7-oji Ryto klaida. Buchanenas apšvarintas Sargiūno, bėk ir mesk žaidžia abi komandos. Semionas Flegas iš tolimo nuotolio deda tašką šitoje atkarpoje. 11-asis šiauliečių tritaškis. Mestas, 8-as pataikytas. Margeris Normantas kiaurai vėl skrodžia. Šaka Buchaneną ir čia R.J. Kaului. Pagirimai, dar vienas perimtas kamuolys iš toli. R.J. Kaulas. Vėl ta pati situacija ir vėl užtvara aikštės viduryje ir vėl R.J. Kaulas turi pranašumą ir vėl problemą. Dar kartą iš toli Marius Valinskas. Dar viena proga. Per žemai užmestas kamuolys Staniuliui kontratakoje Vilniečiai. Flegas po klaidos greitajame puolime. Kai ten yra didelių žmonių statoma užtvara ir Ryto žaidėjas iš karto įgauna pranašumą. O čia pranašumas ir be to yra įgaunamas, aukštesnis ir galingesnis. Margeris Normantas tiesiog naudojasi kūnu. Margeris Normantas. Pabėgs Tauras Jogėla, susidėlioja žingsnius. Nėra taškų ir nėra pražangos. Tauras Jogėla negali patikėti. Nusimušė kaip reikiant šiauliečių taiklumas. Gytis Masiulis. +15 Ryto komandos naudai. Viskas Šiauliai varžovai gynyboje. Leckas, kamulio valdymo brokas, Paliukėnas. Vienas iki galo, spėja vėl padėti tašką Martynas Paliukėnas. Visiška Šiaulių komandos kapituliacija gynyboje, stabilus Ryto dviženklis pranašumas. Vėl Kulvietis lieka prieš mažiuką, o kamuolys eina į kitą pusę. Kodėl? Vėl griebėsi už galvos. Darius Pakamanis. Ąžuolas Tubelis kontratakoje po varžovų klaidos. Jeigu taip viskas paprasta dažniau, galima to bandyti naudotis, tik kamuolį reikia paduoti laikų Kupšui, įkirtusiam į baudos aikštelę. Paliukėnas 1+1 randa spragą Inokos. Ryto fanai ir laukia savo ekipos 4-osios pergalės.